Avataro išvaizda. Odos redagavimas. Trečia dalis. Sukurkite naują odą, angliškai skin. Spragtelėkite komandą Inventory. Dešiniu pelės klavišu spragtelėkite aplanką Body Parts. Išrinkite komandą New Body Parts, New Skin. Įveskite odos pavadinimą. Aprenkite avatarui naujai sukurtą odą, skin. Spragtelėkite komandą Inventory. Dvigubų spragtelėjimų atidarykite aplanką Body Parts. Dešiniu pelės klavišu spragtelėkite ant naujai sukurtos odos pavadinimo ir išrinkite komandą Wear. Spragtelėkite komandą Inventory, jei norite odą redaguoti. Dvigubų spragtelėjimų atidarykite aplanką Body Parts. Dešiniu pelės klavišu spragtelėkite ant odos, kurią dėvite, pavadinimo ir išrinkite komandą Edit. Atsiradusiame dialogo lange galite redaguoti odos spalvą, makiažą, veido ir kūno detalės. Dauguma virtualaus pasaulio gyventojų naudoja jau paruoštą, pirktą arba pačių sukurtą specialių grafinių programų pagalba odą. Ji labiau realistinė, tačiau pirktiniai odai dažniausiai nustatytas parametras No Modify ir ją draudžiama redaguoti. Lange matote išvardintus šiuos skyrelius: Skin Color, Face Detail, Makeup, Body Detail. Skin Color – odos spalva, Face Detail – veido detalumas, Makeup – makiažas, Body Detail – kūno detalumas. Skin Color – odos spalva. Čia galite reguliuoti odos spalvą, ryškumą, tamsumą, šviesumą. Face Detail – veido detalės. Čia galite redaguoti veido jaunumą, senumą, strazdanas, skruostų rausvumą ir lūpų spalvą. Makeup – makiažas. Galite redaguoti akis, vokus, skruostus, lūpas, nagus. Body Detail – kūno detalumas. Galite redaguoti kūno pigmentą, reljefiškumą, raumenis. Nepamirškite atlikę redagavimą, spragtelėkti komandą Save įrašyti. Ir užduotis savarankiškam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote.